vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma, toma. Nu zdaro visi, čia vėl mano kanalas ir mes keliaujam va po šitą miškelį, čia Viršuliškių miškas ir parodyk va tavo kalną. Va ten va aš buvau nudrybęs, va ten va. Ten aš buvau nudrybęs ir tipo nufilmavau šiknelą, va tokį vieną kirtau ir tipo labai dabar man liūdna, kas man kelnes kals, nu turbūt pats. Tai mesgi keliaujam toliau ir parodysim, kas bus. Čia vis dar mūsų kelionė po Viršuliškės. Čia yra Viršuliškių miškas ir iki susitikimo. Taigi mes judam. Operatorius vos buvo neparkrito, bet dėl jūsų mes keliausim toliau. Taigi judam. Jeigu jūs turite dviratį ir jums nėra kur pasivažinėti, keliaukite Viršuliškės. Nes čia puikius keliai krosiniam dviračiai. Jums tikrai turėtų patikti. Ypač po tas kalnas. Pats žiauriausias kalnas, kur aš nudribau. Liūdnai, bet mes nepasiduosim ir mes su šituo apuoku keliausim toliau. Varom! Taigi, operatoriau. Pasirinkimas. Į kairę ar į dešinę? Operatoriau, lekiam. Dabar mums reikia užlipti šitą kalną. Kiek aš žinau, čia vyko Antro pasaulinio karo veiksmai, bet ši informacija yra netiksli, nes aš kur ištraukiu ją. Nežinau, iš kur. Taigi, mes vis dar vaikštom. Oi. Tai yra video blogas. Operatoriau, ar jūs norit lipti tą kalną? Taip. Ar jūs norit eiti iki ten? Kiek jūs galite pažiūrėti? Žiūrint į viršų, labai gražus vaizdas. Ir jūs girdit, kaip skraido lėktuvai. Ten yra kelias, ten yra žvėrynas. O ten yra šeškinė. Taigi gal keliaujam. Įsibėgėt. Operatorius! Go, go! Mes ant kalno viršūnės. Gerbiami žiūrovai, jūs galite pamatyti mano šiandienos outfitą. Dabar jūs galite pamatyti, kad pas mus 2 laipsniai ir aš atėjau su tokiais batais. Jei jūs norit vaikščioti po mišką, kai 2 laipsniai šilumos, imkite šitus batus. Ir mes keliaujam toliau lipti į didesnį kalną. Operatoriu, ar pavargote? Ne? Хорошо. Biškį pavargome. Bet mes judėsim. Taigi mes užlipom ant kalno ir aš taip pagalvojau. Jeigu aš tenai paslydau, va toje vietoje aš paslydau. Ir man būtų įdomu, kas būtų, jeigu aš dribčiau iki va čia. Tai aš manau, kad aš būčiau miręs. Bet tai ne 100% informacija. Taigi mes keliaujam toliau ir jūs galėsit pamatyti mūsų daug didesnius vaizdus, kai mes filmuojam Viršuliškių parką. Ir
aš noriu pasakyti tokią informaciją. Jūs surenkate 100 followerių ir už kadro operatorius jūs galėsite išvysti 4K vaizdu ir mes jį pastumsim nuo šito kalno. Operator, davai, judam. Pavargai čia. Einam čia, davai. Короче. Mes ėmėt pirmo ženklo. Taigi va, 100 km takas aplink Vilnių. Judam tenai, operatorių. Ar vėl tu pavargsi, tu žyla boba? Gerai. Kaip ir primenu, 100 prenumeratorių. Ir va tas va duhas. Gerai, atsiprašau. Va šitas mano puikus operatorius, kuris labai lėtas. Jisai ateis į šį kanalą ir jūs jį pamatysite 4K vaizdu. Taigi keliaujam į priekį. Operatoriau, judam. Taigi mes buvom sutikę. Dabar va 2 žmonės. Mes jų apklausėm, mes nefilmavom, jie nenorėjo filmuotis. Bet ten va ėjo žmonės ir mes paklausėm, ar jums patinka Viršuliškės, ar jums patinka šis parkas. Sako, labai patiko, bet jie irgi buvo pardirbę kaip aš. Man rodos, čia kažkokia mistika, kad čia visi padirbo. Mes keliaujam toliau ir mes bijom surasti kažkokią raganą. Dėl to nebijokit, nes su jumis aš, Jontė. 9, karoči. Eik tu savo. Oi. Aš dabar pamačiau ten kažkokį prabėgusi gyvūną ar kažką. Operatorių, gal judam tenai geriau? Operatorių, judam. Operatorius labai bijo. Bet gal aš vienas tenai nueisiu. Kaip manote? Operatorių? Иди сюда. Jūs galėtumėt girdėti dabar mašinų garsus, kurie yra ten. Jūs girdite. Dėl to šitam miške, šitam parke Viršuliškių beveik neįmanoma pasiklysti. Todėl, kad jis yra prie gatvės ir jeigu jūs nuspręsite čia pakeliauti, jūs tą pasiklysit. Dėl to nebijokit. Bet aš manau, kad jis yra prakeiktas, nes visi čia yra pardribę. Judam. Mano operatorius yra labai aukštas. Jūs galite matyti, kaip jis mane filmuoja nuo savo galvos vaizdo. Aš esu labai žemas, dėl to aš galiu praeiti čia, beveik nesusilenkęs. Bet kai praeis mano operatorius. Operatorius lenkęs kaip sena boba. Judam. Taigi, aš manau, kad mes perėsim į kitą kadrą, kai surasim kažką įdomaus. Taigi, aš čia aptariam su operatoriu. Ir kiek priartink biškį, karoči, tenai. Ten jau mašinas, ten jau, žinokit, liūdna bus eit. Mes, kiek aš jums sakiau, pamačiau tokį vaizdelį, kažkokį tai prabėgo, gal man čia haliucinacijos, gal aš šizofrenikas. Bet, ten mašinas ir mes ten neisim. Taigi mes grįžtam atgal iki 100 km kažkokį Vilniaus tako, karočią, ir keliaujame toliau. Operatorius jau pavargęs. Bet dėl jūsų, mano žiūrovai, einam toliau. Tai čia. Mėly žiūrovai, mes priėjom prie vėl kalno. Mūsų vidėje vien kalnai. Ir tai yra labai liūdnai. Jei! Mes judam toliau link žvėryno. Mes galvojam, ten bus kažkas įdomus. Ir
mes nusprendėm su operatoriumi, kad mano kelionė už 3 dienų prasidės Baltarusijoje. Ir aš labai noriu, kad jūs pamatytumėt Baltarusiją. Aš jums tenai parodysiu Baltarusijos pasienį, aš jums parodysiu atominę elektrinę, kuri ten stovi, kuri visi bijo, kad jinai sprogs ir visa Lietuva bus radiacijoje. Bet nebijokit, nes su manim nieko neatsitiks. Taigi, operatorius nevažiuos, nes operatorių kalėjimas ieško. Bet jei jūs surenkat 100 prenumeratorių, jūs pamatot operatorių, gali filmuoti lygiai, okei? Taigi, pirmas hashtagas – operatorius. Antras hashtagas – Baltarusija. Ir jūs pamatysite pirmą Baltarusiją, o po to tik operatorių. Paėję 4 metrus, biški čia užėmė reikalai, tai jūs biški palaukit, tuoj aš grįšiu. Ką filmuoji viskas? Taigi, sveiki, aš grįžau ir mes keliaujam toliau. Operatorių aš to nemokėsiu, supratai? Nieko tu špygą tau taukuota, poniau? Einam toliau. Vapšė. Operatorių, naujas klausimas. Į kairę ar į dešinę? Juda. Ko man nesigana? O? Judam. Okay, let's go. Vaikučiai, jūs pažiūrėkit. Kaip čia lengva pardirbti. Lengva čia gerai laikytis. Operatoriau! Operatoriau! Operatoriau, blėt! Operatoriau! Laikyk! Taigi, šitas miškas, blėt, ir... Šis miškas yra prakeiktas. Antrą kartą aš laikiausi už medžio. Operatorius irgi krito. Pardirbam antrą kartą. Operatorius jau už kepenų laikas. Operatorius pasakyk kažką. Operatorius pasakyk, nugi visi laukia 100. Visi nori pamatyti tave, bet pasakyk dar kažką. Pasakyk. Operatorius pasakys kažką kitam video. Yes. Taigi, mėly vaikas žiūrovai. Miškas tikrai yra prakeiktas. Antrą kartą aš kritau. Operatorius irgi krito. Jis man pasakė, aš laikiausi už medžio. Medis krito ant telefono. Filmuojamės ant iPhone 11. iPhone kompanija gal biški paremtum, čia kokį iPhone man atsiųstum. Bet nieko tokio. Be iPhone ir gyvensi. Tai mes toliau ėjom ir pamatėm, tipo, kad kažkokie imbecilai gadino šitus ženkliukus. Mes pamatėm, kad yra nukritęs. Taigi aš kaip patrauklus keleivis šio miško jį uždėsiu atgal, nes mes tikrai esam padorūs žmonės. O, taigi mes uždėjom jį atgal ir keliaujam toliau. Kaip jūs matote ten šitą miškelį, aš kažkada buvau vaikščiojęs ir mačiau labai gražus namai. Taigi, operatorių, gal vis dėlto nueinam. Aš visai norėčiau parodyti tuos gražius namus savo žiūrovom, nes aš ten jau buvau. Ir parodyk dar kartą, kaip aš sutvarkiau. Žiūrovai, mes į kitų namų dabar ruošiamės eit. Operatorius jau nukrito.
Aš bijau pročiai. Pagausi mane? Pagausi? Viskas okei. Einam į kitų gražių namų. Kiek aš žinau, ten gyvena kažkoks ministras. Ai, niekam nesakykit. Niekam nesakykit. Papradyk man. Jei jums kažkas policijai skambino, sakė, kad ten kažkas daužė butelius. Nesakykit, kad čia buvau aš. Bet čia buvau aš. Viskas bus gerai. Viskas. Keliaujam. Taigi aš jau užsidėjau kepurę, nes man šaltoka. Mano operatorius šitą kepurę buvo pavogęs, kad su šiluma filmuot mane. Įsidėjo į ją rankas ir laikė telefoną. Taigi jūs galite matyti, čia reikia tyliai filmuoti, nes čia privati valda, važiuoti ir eiti draudžiama. Čia kažkoksai toks mini miestelis, matau kažkokią angarą, žinau, ten kažkokia technika ar karinė technika, bet ten ne karinė technika. Va, Šiaulių sąjungų, kur mane išvarė, o ten, blėt, karinė technika. Nu, va čia gražus miestelis, toksai kaimelis, nu, tipo. O ten jau yra sockaimas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe, comment. Ir mes einam į Lidlą užkasti bandelę. Goodbye!